Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Oras jau šyla, nors vėjas dar žvarbus, miestelėnai jau ruošiasi naujam sezonui, o aš pristatau svarbiausius balandžio mėnesio įvykius ir naujienas. Mišrios ir rūšiuojamos atliekos. 2019 metais Neringoje buvo įrengti modernūs į žemę įleidžiami konteineriai. Pranešime spaudai buvo rašoma, jog projektas vykdomas siekiant sudaryti geresnės sąlygas rūšiuoti atliekas bei mažinti kurorto vizualinę taršą. Su rūšiavimo konteineriais, manau, pavyko, tačiau su mišrių atliekų konteineriais vizualinė tarša kai kuriuose vietose tik padidėjo. Žinoma, tai priklauso ir nuo jūsų, mėly Neringos žmonės. Vietos įleidžiamame konteineryje pakanka. Jeigu atliekos nebūtų paliekamos prie konteinerio, o sumetamos tvarkingai į tam skirtas angas, žalius konteinerius būtų galima nuimti. Žinoma, kai žali konteineriai jau stovi, nereikia net stengtis ir sukti galvos. Darai taip, kaip yra patogiau. Todėl mano siūlymas būtų žaliuosius konteinerius nuimti ir pratintis prie mažesnio tūrio atliekų kaupimo ir metimo į naujuosius, moderniuosius konteinerius. Įgyvendinant pirminę šio projekto viziją, mažinti kurorto vizualinę taršą. Plečiant atliekų tvarkymo temą, norėčiau priminti, kad privačių konteinerių Neringos gyvenamosiuose kvartaluose nėra. Nėra mano ar tavo konteinerio, į kurį savo atliekų negalėtų mesti kaimynas. Todėl kiemuose neturėtų būti ir ginčų tarp kaimynų, kas kur į kieno konteinerį išmetė savo šiukšles. Šios ginčus siūlyčiau iškeisti vienas kito paskatinimą atliekas rūšiuoti tinkamai ir nepatingėti jas išmesti į naujuosius įleidžiamus konteinerius. Tikriausiai pamenate, kuomet kalbėjau apie bepilotį inovatyvų viešąjį transportą bei galimybės jį pasikviesti į Neringą. Pavyko susisiekti su tiekėjais, aptarėme maršrutus, automobilių kiekį, tačiau kaina šiai dienai pasirodė neadekvačiai didelė. Už vieno automobilio 3 mėnesio veiklos laikotarpį sąmata siekia beveik 90 000 eurų. 2 automobilių kaštai 160 000 eurų. Už tokią kainą būtų galima nupirkti naują, ekologišką, galbūt net pilnai elektrinį transportą. Ir lygtais administracijoje buvo užsiminta, jog mintis apie tokį viešąjį transportą Nidos viduje brandinamos. Jau gerai, viskas nuo to ir prasideda. Bet technologijos pinga ir ši tema nebus užmiršta. Tiltai su paslaugų teikėjais nesudeginti ir prie šios idėjos tikrai ateityje dar sugrįšime. Greita informacija apie kovo mėnesio ataskaitoje minėtus projektus. Atlikta Juodkrantės Padėlio aikštelės projekto korektūra ir dokumentai paruošti viešajam pirkimui. Džiugu, kad atsirado judesys ir dėl to labai noriu padėkoti architektūros skyriui. Preilos ir Juodkrantės teniso aikštelės įtrauktos į bendrą rezervacijos sistemą. Ačiū Neringos sporto mokyklai. Preilos hostelyje taipogi yra judėjimas ir rezultatas dar laukiamas. Ačiū paslaugos Neringai administracijai už parodytą dėmesį šiam klausimui.